Melodrama. Want to strike fear into the marrow of their bones. Aš pažinau vieną tokį tipą gracijų. Jis mėgo būti apsuptas pastoviai dėmesio, ovacijų, komunikacijų. Labo vienas generalinių, dar buvo akcininkų ir karčiausio mineralinių. Nežinau tikrai iš kokio miesto kilęs, tas nesvarbu, nes jis dabar turėjo ne namą, o piliai. Krizė štiliai, važinėjo juodu piktų boomerių. 3-6 tai blizgėjo riebiai ant jų numerio. Все как положено, marškinukai prie kostiumo, fonotekų surinkti Kirkorovo visi albumai. Dūmai iš cigarų, na ne kubos, bet visgi lakierkos Versace, kurių jis taip nemėgo blizgin. Veidrodiniai batai, tikro vyro markė. Šitą jį žinojo ir su jais sėkmingai reikalus tvarkė. Iš esmės jam nereikėjo drabužių, nes jis turėjo tiek mylužių, kiek dienų turi gegužis. Dėl to įtituluodavo svajonių jaunikį, o gal dėl to, kad centimetrų 2-5 buvo jam mykis. Šią paslaptį palikime žmonių žurnalui, o po mano priedainio išgirsit viską iki гало. Я живу, как хочу и делаю, что мне положено. Девочки меня целуют, чувствую все как мороженое. Я gyvenu kaip noriu ir darau, kas man patinka. Panos kostus liežuvėlis atžysninko. Ji buvo ne aukšta, jos vardas buvo Rūta. Dirbo teatre su lėlėm, išlaikė vieno kambario būtą. Neišvaizdi tokie, labiau link tų pilkų pelyčių. Nemėgo falšo, o dar labiau gražių pupyčių. Savo veiklai atsidavus visą dušę, dar spėdavo įrūpintis pasiligojusiam tušę. Plušėte plušo, laiko neturėdamas savo. Vilės ateity gyvens kada nors geriau. Svajodavo statydamas senus spektaklius, įsikūnyti herojus, gyvent su deivėm ir Herakliais. Tai buvo jos pasaulis daug gražesnis nei tikras, kur dominavo išvaizda ir bosai apsiryję ikrais. Nemėgo vikrai, viską darė iš lėto, kruopščiai, kad detalės būtų savo vietoj. Taip lėkė dienos, nuo mažytės senos link namų, nuo mylimos mamos lik naujų lėlių po pašalų. Kai du pasauliai susipina į vieną, imi svajoti apie tą, kuris gražiau atrodo mėnesienai. Tikėsi kada nors paliesti savo rankom, bet svajonės dažno toj tikrovėj neaplanko. Buvo pavasaris, spektaklio premjera artėjo, jai trūko finansavimo, ji pasirėmėjus ėjo. Taip atsidūrė Gracijos kabineto kėdėj, pasakojo jam apie teatro sąskaitų bėdas. Jis ją be gėdos paėmė už rankos, jautė kaip jis venomis baimė parodo trankos. Dar tokios baigščios jis nebuvo sutikęs, prakaitavo azartų, blizgėjo iš geidulio plikė. Toliau jis linko, vis arčiau krūtinės, beglamonėdamas stebėjo reakciją trapios merginos. Ji bandė įsisukti, jis jai neleido, užtvėrė duris, taip velnės pasirodė jo veidu. Nusėmė kostiumą, vėl prišoko prie Rūtos, užspaudė gerklę, kad ne garso nebūtų. Jis draskė rūbus, nematė jos kančių, lyg būtų aklas. Į ašarą muščiopo žikas smėgė jam į kaklą. Suklupoje buvo dramos pagrindiniai herojai. Lėlės nemiršta, o Rūta apie tai ir negalvojo.